Sveiki, 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 draugai, bičiuliai. Žodžiu, vis dėlto dirbam, aišku, naktis jau, bet sakau, dar aš jums trupučiuką peiliukų paruošiu. Paskutiniai bus aukcionai prieš mugės. Mūgių metu nežinau, ar aš ką įdėsiu ar neįdėsiu. Greičiausiai, kad ne. Bet, tai sakau, reikia jūs dar pamaloninti. Dėjau brangių, dėsiu dabar dalį pigesnių variantų, naujų, gražių ir dėsiu 2 kosminius. Tai žodžiu, va tokie peiliukai bus. Tokie peiliukai. Tokie peiliukai bus. Bus tokie damaskiukas ir bus toks damaskiukas taip pat nerūdintis, o čia jau kas norės restauruotis arba patiks formą, galės pas mane būtent restauruoti šitus peilius. Bet aišku, jau pas mane jie išbrinks gerokai, nes iš tikrųjų rankiną šitam kaip ir vertėtų keisti. Aišku, dabar nekliba nieko, bet jau tas tarpelis galima užklijuoti, galima keisti. Čia jau pagal norus, manau, vis tiek verčiau būtų pasikeisti. Rimtas daiktas, meistrų darbai, toks nedidelis deba, žiauriai fainas. Smagus peiliukas. Aišku, restauracijos prašosi ir galandinimo. Bet jeigu kas nori pats užsiimti, tai čia superinis reikalas. Na ir va čia. Čia jau rimti vyrai turėtų, nežinau dėl to peilio, tai čia ką padaryti. Jie peilis kosminis. Bus aprašymas irgi išsamesnis apie jį. Tai žodžiu, va čia jau nesvarbu, jūs restauruosit, pas mane restauruositės, tai kalasit, bet čia yra kosmosas. Čia butelį pjausto, laminatas, 3 sluoksnių, mikrostruktūra plieno, tai kosminė, visiškai retas plienas. Čia va yra daiktas. Žodžiu, paskutiniai aukcionai iki mugės, toliau susitinkam Palangoj. Ten turėčiau, jeigu ištempsiu, 5 dienas būti. Jeigu. Na ir stebėkit aukcionus, statykit ir sėkmės. Iki.